Jono 6 skyriuje rašoma, kas valgo mano kūną, tas gyvens dėl manęs. Kaip valgome Jėzų? Ar kas nors kada nors valgė Jėzų? Mes nesame kanibalai, kaip galime jį valgyti? Dievas šį valgymo veiksmą įtraukė į šventą ceremoniją, vadinamą Paschą. Paschos duona ir paschos vynas reiškia mano kūną ir mano kraują. Tie, kurie tai valgo ir geria, bus išlaisvinti iš gėrio ir blogio pažinimo medžio nuodėmės. Nors žmonija buvo pasmerkta mirti valgydama iš gėrio ir blogio pažinimo medžio, Dievas mus pripažįsta tais, kurie valgė iš gyvenimo medžio, kai dalyvaujame Kristaus šventame kūne ir kraujyje, kuris yra gyvenimo medžio tikrovė. Kas tada mums bus duota? Štai kaip mums suteikiamas amžinasis gyvenimas. Tada kodėl šiandien daugelyje bažnyčių Pascha nešvenčiama? Jono 6 skyriaus 53 eilutėje rašoma: Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Ką tai reiškia bažnyčios atžvilgiu? Tai reiškia, bažnyčia neturi gyvybės. Kadangi nėra gyvybės, jie pastato kryžių. Kryžius yra ženklas, pastatytas priešais kapą. Jie perėmė ir priėmė pagoniškų religijų apeigas. Dievas pasakė, tai stabai, todėl jie visi turi būti sunaikinti. Biblija tai pabrėžia jau tūkstančius metų. Jie pažymėjo tai kaip ženklą, jog nėra gyvybės. Kai einate į bažnyčią su kryžiumi, ko jose trūksta? Nėra žmogaus sūnaus kūno ir kraujo ir nėra Paschos. Labai gaila, kad nepaisant to, jog Biblijoje daug kartų minimas Paschos šventimas ir kad Jėzus ją šventė, jie jos nesilaiko. Pažvelkime į Mato 28 skyriaus 18 eilutę. Mato 28 skyriaus 18 eilutėje parašyta: Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Tada argi neturėtume mokyti visų žmonių to, ką Jėzus mums įsakė? Ar Jėzus mums įsakė nešvęsti Paschos? Jis pats savo mokiniams pareiškė, kad ją švęs. Pascha yra tokia svarbi, nes tai vienintelis būdas visai žmonijai pereiti iš nuodėmės ir mirties tamsos į šviesą, į gyvenimą. Todėl Dievas ją įtvirtino kaip naują sandorą, kad pažymėtų tą pažadą.